Šiek Šarūnai, aš turiu 5 difuzinės plėvelės Tyvekų. Tai Tyvek Soft, Solid, Pro, Supro, Max Protect. Taip. Kas jas sieja kartu? Teisingai, kas jas sieja kartu? Jos yra universalas, gali būti montuojamas ant sienos ir ant stogo. Ir ten, ir fasadui galima, ir tenai. Taip. Ir ant stogų, taip. Taip. Tu, kaip minėjai, Softas ir Pro yra praktiškai tas pats funkcinis sluoksnis, tik yra ant viršaus sustiprinta plėvelė kažkur, taip? Jo, tai nepraktiško, tai yra tiesa. Tai yra tas pats funkcinis sluoksnis, 1,75 mikrono, 175 mikronai. Skirtumas yra tik tai, kad ant Pro mes uždedam papildomą sluoksnį, tokį pilką, kuris duoda mechaninio stiprio. Ir koks dar tarp Soft ir Pro skirtumas, kad Pro turi integruotą lipnę juostą. Viskas. Bet tai Pro Tape yra? Pro ir Pro Tape'as yra. Yra Pro ir su lipniu kraštu, ir be lipnaus krašto taip pat. Taip. Tada turime Solid ir Supro. Aš šitą kategoriją Max Protectą dėčiau kartu. Ir Max, teisingai, Max. Nes šitas membranas sieja dalykas, kad jos yra pagamintos iš to pačio funkcinio sluoksnio, kuris yra 220 mikronų. Ir skirtumas yra toksai. Solidas yra vieno sluoksnio, tai yra tik tai funkcinis sluoksnis 220 mikronų. Supro tai yra papildomas sluoksnis, kuris pagamintas iš spanbonto audinio, duoti mechaninio stiprio. O Max Protectas nuo Supro skiriasi tuo, kad Max Protectas, tas viršutinis sluoksnis yra pagamintas iš taiparo ir tiesiog yra mechaniškai dar stipresnis negu Supro. Viskas. Nu gerai, dabar turim 3 plėveles. Taip. Kur naudotum kurią? Tai gerai, aš statau namą, pavyzdžiui, aš dabar gyvenu karkasiniam name, tai Solidą aš dėčiau ant savo karkasinio namo sienos vėl. Kadangi pas man yra šaltas stogas, tai reiškia mano perdanga yra šiltinta, bet ne šlaitas, tai Supro arba Max Protectą ant stogo. Dabar kokį pasirinkti, Max Protectą ar Supro? Čia aš manau jau labai toksai yra dalykas ir niuansas pasirinkimo. Max Protectas yra statybininkui patogesnis, jį daug sudėtingiau sugadinti, montuojant, netgi jeigu netyčia koja nuslystų. Supro, jisai taip, jis yra sudėtingas sugadinti, bet tiesiog, įmanoma viskas. Čia gal reikia nuo statybininkų svorio, jeigu sunkus dirbs, tai aš manau, atsirinkti žmogų labai sudėtinga. Aš manau, reikia atsirinkti pirmiausia, kaip jisai dirba, ar ne, paskui kitus niuansus žiūrėti. Bet iš principo, Supro ir Max Protectas tai dėčiau ant stogo, o Solidą tiesiog ant sienų. Jeigu aš gudriai statyčiau namą, ar ne? O gudriai, kaip aš mėgstu dalykus daryti, tai yra naudoti universalius dalykus, kaip įmanoma daugiau. Ir aš, pavyzdžiui, statyčiausi vėl savo karkasinį namą ir šiltinčiau šį kartą jau šlaitą. Aš pasimčiau Solidą, ant sienų pasimčiau 3 metrį, kad nereikėtų man klijuoti užlaidų, ir ant stogo 3 metrį, kad nereikėtų klijuoti irgi užlaidų. Bet aš kaip tik vakar iš tikrųjų pardaviau kažkuria plėvelę 3 metrų Pro, man atrodo. Ir galvoju, kam tas 3 metrų reikalinga? Taip, mažiau reikia klijuoti, bet ant stogų dirbant tai sunkiau yra dirbti, nes tu turi 3 metrus užlipti. Taip, aš dėl to ir apie Solidą 3 metrį paskiau ant stogo. Solidas jisai yra lengvesnis, jį lengviau ir stoge būtų montuoti 3 metrį. Šiaip 3 metrės medžiagos yra vis dėlto naudojamos sienose. Nes tiesiog tai yra patogesnis, lengvesnis montavimas, nereikia užlaidų, nereikia laipyti labai daug ir taip toliau. Plus 3 metrės medžiagos naudojamas beprotiškai daug gamyklose, kuriuose kūrė, gamina skydus, stogo elementus ir taip toliau. Tai va toksai yra niuansas, kam tos 3 metrės reikalingos.